Kolposkopija tai yra optinis prietaisas, kurio metu, jį naudojant, mes galime pamatyti ikivėžinius ir vėžinius pakitimus. Paprastai aš pacientėms sakau, įsivaizduokit, kad mikroskopu žiūrima į jūsų gimdos kaklelį ir viskas tada būna aišku. Kolposkopija mums reikalinga tam, kad mes galėtume atpažinti ikivėžinius ir vėžinius pakitimus, nes atliekant ląstelių citologinį tyrimą mes gaunam arba mažos rizikos, arba didelės rizikos ląstelių pakitimus, bet kad tai patvirtinti mes turim būtent atlikti kolposkopiją. Kolposkopijos tyrimas trunka maždaug 10-15 minučių, bet aišku priklausomai nuo situacijos, kokio dydžio yra pakitimai. Viso proceso metu mes dažom skirtingais tirpalais gimdos kaklelio, tas įtariamas vietas, ar ne? Ir paskui iš tų įtartinų vietų, jeigu įtariam, kad tai yra didelio laipsnio pakitimai, imam biopsijas.